prisikėlė. Tikrai prisikėlė, alleluja. Prasidėjo pavasaris ir visokiausi darbai laukose, daržėse, sodėse. Kiekvienas ūkininkas, sodininkas žino, kad daug reikia darbo, daug reikia triūsų, laiko, jėgų skirti tam, kad būtų derlių, kad būtų gerų vaisių. Taip pat ir Dievas pasirūpina kiekvieną iš mūsų. Nori, kad mes būtume iš tikrųjų šventi ir žino, kad be jo malonės mes nieko negalime pakeisti savo gyvenime. Šiandien Evangelijoje girdėjome, jog Jėzus Kristus prisikėlęs yra kaip vynmedis, o mes esame kaip šakeliai, kurios negali nieko iš savęs, kurios negali būti geros. Ir tai iš tikrųjų yra, jeigu mes nebendraujame su Jėzumi Kristumi, jeigu mes nesinaudojame jo prisikėlimo malonėmis, mes esame kaip kartus vaisiai, esame nudžiūvę vaisiai, negeri, nesveiki. Tik su Jėzumi Kristumi mes galime pasiekti savo žmogišką pilnatvę. Taip kaip ir Saulius, pirmame skaitinėje girdėjome apie jį, kad jis norėjo atsiversti, norėjo tapti Jėzaus Kristaus apaštalu, bet bažnyčia, tikintieji, bendruomenė nesugebėjo patikėti, jog jis galėjo atsiversti. Pirma, jis persekiojo juos, o jie dabar turi jį priimti į savo gretas. O iš tikrųjų, Dievui nėra neįmanoma dalykų. Jis gali pakeisti net ir didžiausiai nusikaltėlį ir nusidėjėlį. Dievas savo gailestingumu pakeičia mūsų širdis. Todėl ir drąsiai naudokimės Dievo prisikėlimo malonėmis. Mes tada galime atnešti palaimintų ir derlingų vaisių savo gyvenime. Sveikinu visus su Velykų šūkiu Alleluja ir pranciškonišku sveikinimu taika ir gėris. Thank you.